Vieną dieną varčiau tokią knygą. Juozo Mickevičiaus Tėvų ir protėvių žemė. Antroji knyga. Ir čia yra aprašomi sukilimo įvykiai Žemaitijai. Ir mane sudomino Plungė. Čia rašoma, kad 1863 sugautus sukilėlius rusų valdžia pakorė Plungės priemiestį prie kelio Plungė Telšiai. Nuteistieji sukilėliai buvo kariami turgaus dieną, kad daugiau žmonių matytų. Buvo dviejos kartuvės, vienos ant kalno prie Vokiečių kapų, kitos prie kelio Plungė Telšiai priemiestį, kur dabar yra kryžius ir koplytėlė. O visą šitą pasakoja 1928 lapkričio 30 dieną Stakinienė, gyvenusi Plungėje Telšių gatvė 51. Tai panašu arba prie pat koplytėlės, arba kažkur netoli. Tai mane sudomino, ar išlikus ta koplytėlė ir kur tas kalnas prie Vokiečių kapų. Tad šiek tiek pasidomėjęs, kitų žmonių paklausinėjęs, kas ką žino, nusprendžiau daryti žygį Plungėje ir apžiūrėti tas vietas. Taigi, pažiūrėkite, ką pavyko rasti. Šuo nusitraukė. Ir čia Plungėje stovi tokia koplytėlė, skirta atminti čia per sukilimo kartų žmonės, jų atminimui. Čia stovėjo kartuvės, šitoje vietoje korė žmonės. O senoji koplytėlė liktai kapinėse kitose turėtų būti. Čia yra Plungės, gal centrinės tokios kapinės, ar kaip pasakyti, Telšių gatvėje. Ant tokio kalniuko jo spėjama, kad ir čia galėjo karti per sukilimą tų sukilėlių. Galbūt stovėjo kartuvės. Nu taip spėjama, kad ant šito kalno. Sunkiai skaitom. Žiūrėk, žibuoklis kažkas. Artoji ir 41 metais sušaudytiems tarybinėms žmonėms. Nu tai panašu tokie nelietuviškai. Ir pavadins Paplungį. Čia Norvilo ežeriaukas. Ką, keliaujam toliau. Slidu šiandien labai. Mūs neįsidrėmė. Čia prie pat Babrungo einam. Tai čia tokie kaip vartai gaunasi į tą teritoriją. Nemažas piliakas. Tai čia yra Varkalių pirmas ar kuris? Jo, tokiam pirmas Varkalių. Kaip terasą tai kažkokį padaryti. Palygint. Sako, čia Babrungo senvagė. Taip pat piliaką. Nu, čia va, matom Babrungą nuplauti piliakalnį, kad tas vadienas Oškupris. Va, viršūnė gal tik porą metrų lieka, nu, ten, ta prasme, iš pločiaus. O, bet iš čia atrodo aukštas. Aukštas. Ne, nu, ta prasme, ką pasakyti, pat aikštelį. Porą metrų liekus, už kartų iš piliakalniaus ir gynybinis griuvis išliekis, aišku, tik tas, sakau, ir natūralus. Nu ir va.
Va, ir nuplauti man. Biško vis. Ir čia tokia atrodo kaip siauresnė ta vieta Babrunga. Ten matęs, kaip plačiau buvo. Nu, turbūt, kad užsisuk, žinai, posūkė visokie vingiai gaunas Babrunga, tai greičiausiai taip ir šiepanu dabar nepamatys. Vasara turėtų būti gražu, dabar Žiūrėk. taip nyku. Žiūrėk, kas ten jam. Nematau. Va, Ruts, matai? Krantą? Ant krantų, jau, žiūrėk. Draugas parodė tokį akmenį, čia dar netoli Babrungo. Sako, panašu, kad jis čia buvo apjaustytas ar sprogdintas. Va yra gręžimo skylė. Ir čia liktais. Ir čia tik gabalas turbūt to akmens likė. O atrodo akmonė ypatingai. Čia jau palei Babrungą grįžinėjame į Plungę. Kokie čia bokštai. Nežinoma Plungė. Žemėlapis neegzistuoja šitos vietos. Kai kurie ruožai. Tai Plungė irgi tokia kalvota, ne? Žiūriu. Nu taip, yra biškai kalnų. Kaip su kalnais, tai įdomiau nei kai lygioji vieta. Nu, Žemaitija ir kažkiek tai ir kalvota, net tų kalnų yra. Nu, man įdomu ne tos Lurdas, nes jau matęs ne vieną, bet čia kažkoks dar akmuo su pėda turėtų būti. Ai, čia ta pėda, nu, panašiai kaip kanopa. Sako, velnio pėda. Net karvis galbūt vadinasi, ne? A, nu, lyg tai karvis. Bet... O tai kada tą pastatė čia, įrengė? Ne taip senai turbūt. Man atrodo, buvo Uginskiaus. Kažkas ar Motina Uginskiaus, kažkas, sunku pasakyti, gal paskaityti. Čia palaidotas kunigas Alsauskis, kuris Smetonos laikais turėjo ten visokių intrigų ir buvo nušautas. Čia dabar jau esam Plungės senose kapinėse. Čia viena iš koplytėlių. Tai galbūt šita koplytėlė stovėjo ten Telšių gatvėje, kur stovėjo Kartuvės sukilimo metu, o dabar jau ten naujas stovi. Bet dar nesu tikras, čia tų koplytėlių daugiau turėtų būti. Dar tokia viena geltona medinė turim surasti. Ir tai pirma vieta, kur sukilėlis korė ten Telšių gatvėje, skaitęs ten miesto pakraštys buvo to laiku. Ten koplytėlė pastatyta ir apie kitą vietą pasakyta, kad korė ant kalno, kuris stovėjo prie vokiečių kapų. Nu, man sakė, kad šituose kapuose vokiečių nėra palaidoti, o čia koks senas paminklas. O ten, kur buvom pirmą anuose kapinėse, ten lyg tai vokiečiai buvo palaidoti. Dar viena koplytėlė. Tai ar tos visos trys stovėjo ten Telšių gatvė ir buvo čia perkeltos, ar kažkuri viena iš jų, aš nesu tikras, bet man jas nurodė. Amžina atvejis. Dar trečia koplytėlė. Nu, gal irgi iš Telšių gatvės. Dar pasiaiškinsim, pasiryškinsim. Įdomi tokia senovinė, kad ir murzina, bet tokia atrodo istorijas prisigėrus. Pasako, kad čia koplyčia, bet pagal tą didingumą, kai bažnyčia atrodo visą. Ir istorija irgi čia pasakyta, kad daug karstų Rusiuose yra. Ir ten, aišku, savais laikais buvo daug išvartyta, čia auksą ieškoja turbūt. Plėšikai. Žiūrėtum, sėjimas buvo pastoras yra. Man atrodo, va, tos angos irgi čia kriptos yra, tos vietos. Bet ne, kad čia plytas matau. Kitai pusė gerai matysis, bus antapę parodyti. Nu, tai prasim bus uždėti antapę. O į tos rūsis būtų įdomu tenai. Čia duoris yra va šitas posės. A, į tą sklepą gal? Nu. Tik rankenas nėra. Ai, rankeną atsinešė tada Tas įstot. istorijas rodė, jai praviršo, ne? Ir tarybinės laikas mums pasakui, kad na, laiptus padarė. Metrinis tik atsiverdom. Žinau, duryse, ne? Ir tik sužiūrėt, nusileido tokias. Tai čia, kaip sakiau, ne kriptos, o lentelės tų ponų su įrašais, kas čia palaidoti. Tai dauguma čia tuščios vietos, tai išdaužyta ir išlupta panašu. Čia vat yra familija ir lenkiška pavardė kažkokia. Vyterepčiov kažkokia. Dar viena.
Moikovski familija. Du vaikai, brolis ir sesuo. Žuvo turbūt. Čia irgi turtingi pastatė tokį pamų. Kokių visokių įdomių antkapių ir kapų yra. Knygnešiai. Ai, čia knygnešiai. Magdalena. Einam prie Plungės piliakalnio. Pirmas spėjimas buvo, kad štai vat kalnas, kapinės, galbūt čia korė sukilėlis. Bet kadangi paminėta buvo, kad korė prie vokiečių kapų, o šitose kapuose, sako, nėra vokiečių, tai kaip ir atkrinta šitą vietą. Dar man nurodė, kad čia už kalno Babrungas teka, už to Babrungo dar kits kalnelis, galbūt ten korė. Tokia gamtos sukurta patogi vieta, apsisaugot nuo užpuolikų. Aplinkui Babrungo upė. Piliakalnis galėtų būti. Labai lygiai aikštelė, ne? Nu ir tokia vieta patogi iš... Susipos Babrungą. Nu, apsupta vandens saugi vieta. Čia buvo bebrų darbs, bet neįveikė šito ąžuolo šimtamečio. Čia jam kokie 300 daugiau metų, čia prie Babrungo ir prie Plungės piliakalnio. Čia dar praeisim tokies vietos įdomios Plungės. Turėtume išlysti link dvaro, kils nelabai matosi. Labai sensas turėtų. Moliūga mėtos Plungė. Dabar tuo išlysim į Oginskių dvarvietę. Ir Oginskių dvarvietę čia. Eisim apžiūrėti. Ekskursijų nežinau, bet jie tai tikrai galėtume įėti. Nu, Tiškevičių rūmai Palangoj galingesnė, bet šitie ir neprasti. Tai dar, vat, nesu gyvenime buvęs Rietavė, tai ten irgi yra dvars kažkoks. Oginskių. Ar nėra? A, nebėra? Yra tik tai pamatai ir viskas. A. Nu, čia galingai viskas išlikė ir atkurta. Laiptai. Nu, tai čia Oginskių dvarvietė yra tokia pilaitė vadinama. Arba laikrodinė, dabar biblioteka savo. Aš įsivaizdavau, kad jis bus daug aukštesnis ir iš ten aukštai, oi čia būtum apžiūrėjęs. Gyvai matos, kad netoks yra aukštas. Čia turbūt statymo metai. Kaip kokiam Vilniui, kad būtų.